Ar gerai? Gerai! Taigi, su jumis ir vėl Žiburio žinios. Ir su jumis Simona ir Armandas. Ir šiandien pradėsim mūsų pirmąją rubriką su mūsų mylimiausiu ekspertu Domantu. Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis rubrika Ekspertas. Šiandien sėdžiu aš karštoje kėdėje ir kalbinu mūsų muzikos mokytoją Romą Ročkienę. Taigi, Romute, papasakokit, žinau, kad buvot Slovakijoje. Taigi, papasakokit, kaip sugalvojote keliauti. Na, niekam nepaslaptis, kad mes pavasarį dalyvavome konkurse Dainuok ir keliauk, o to konkurso prizai paprastai būna kelionės, piniginiai prizai. Ir mūsų dideliam džiaugsmui mes laimėjome pirmąją vietą ir gavome prizą 2900 eurų ir be abejo juos galime išleisti tik tai kelioniai. Ir tada jau pradėjome galvoti, kurgi galėtume keliauti. Iš pradžių manėme galbūt į konkursą, į festivalį, o po to nusprendėme, kad norime pailsėti po intensyvių metų. Ir taip realiausia buvo arba Slovakija, arba Praha. Tačiau nepaslaptis, kad vis tiek reikėjo šiek tiek prisidėti pinigėlių, paskaičiavome, kurgi mums labiau apsimoka ir važiavome, pasirinkome kelionę į Slovakiją. Na ir kokie jūsų įspūdžiai, ką pamatėte ir kaip jums sekėsi? O, nuostabus. Reikia, aišku, labiau klausti vaikų, kurie pirmą kartą vyko į Slovakiją. Aš jau keletą kartų esu buvusi, bet vis tiek atradau, kuo pasidžiaugti, kuo pasigėrėti. Be abejo, kiekvieną kartą vis kita kompanija, vis kitaip viskas būna. Ir aišku, patį didžiausią įspūdį, turbūt, nežinau, visam gyvenimui paliko, tai mūsų chorų toks ekspromptu padarytas koncertas Urvuose, kur akustika prilygsta turbūt geriausiams koncertų salėms. Taigi, ar planuojate dar su choru keliauti? Oi, labai norėčiau, kad jie tik tai ryštųsi. Tai aišku, jau pirma kelionė tai bus dainų šventė. Labai kviečiu prisidėti tos, kurie tik tai nori. Choras tai jėga ir gėris ir grožis. Taigi, komercinis pasiūlymas, lankykit chorą. Ačiū už pokalbį. Prašau. Na, o dabar reklama. Kas atsitiko? Šitos knygos tokios sunkios, Domantai. Suprantu, bet ar žinojai, kad mūsų gimnazija yra spintelės, kuriuose gali viską tvarkingai susidėti? Nežinojau, Domantai. Eime, Kamilė, aš tau parodysiu. Tai, Kamilė, kaip viską gali tvarkingai susidėti spintelėje. Ačiū, Domantai. Ir ačiū Žiburio gimnazijai. Armandai, ar žinai, kas yra Birkelandas? Nežinau, kas tai? Na, pažiūrėkime, ką tai atsakytų mūsų Žiburio mokiniai. Gal koks žmogus, tipo, įžymybė? Nežinau. Nežinau. Birkelando negirdėjom tokio visą? Šalis gal kažkokia? Arba, nežinau, kažkoks susirinkimas? Vieta, kaip Disneylandas, taip Legolandas, taip Birkelandas. Kitas spėjimas. Čia važiuoja žmonės, kurie neturi ką veikti. O ten negali eiti, tik važiuoti? Nelabai gali nueiti. Galima bandyti eiti, bet visada yra kitoks transporto pasirinkimas. Nu tai sauso gal? Sauso. Pemzos. Skysto. Armandai, ką žinai apie madą? Na, nežinau daug, bet mums į tai atsakys mados kritikės. Sveiki, aš esu Evelina. Draugai mane vadina Paužaitė, o jūs vadinsit mados kritikę. Aš esu Augustė, draugai mane vadina Augustė, jūs taip pat mane vadinsit Augustė. Ir mes atėjome čia, kad sugrąžintume mados reidą. Nu, va, ikonėlė. Žodžiu, Dominikai, kaip vertini savo išvaizdą? Nu, manau, sunku šiaip save vertinti, aš gana savikritiškas, bet 10? Savikritiškas, taip. O, pavyzdžiui, nu tu vis tiek taip nusimanai apie stilių, gerai visą laiką atrodai. Pavyzdžiui, ką pastebėjai mokykloje, kas naujo šį rudenį? Mokykloje šį rudenį pastebėjau, kad labai madinga nuogos kojos. Siūlyčiau panelėm, rudenį yra gana vėsu, tai manau, jas reikia pridengti. Pėtkelnės ir šortai irgi nepuikus pasirinkimas. Tai kol kas tokios tendencijos. Iš tikrųjų, manau, labai madinga mokykloje nešioti uniformą irgi. Gerai, ačiū labai. Labą dieną.
Labas. Norėčiau paklausti, kodėl jūs nešiojate šortus, kai šalta? Tai man per karštą su kelnium. Labai madingi šortai. Kaip vertinate savo stilių nuo 1 iki 10? Nežinau, man nesvarbu. Supratau, ačiū. Sveikas, kaip vertintum savo stilių ir išvaizdą nuo 1 iki 10? Šiandien 9. O kodėl? Kelnės šiek tiek biški tokios, jau. Nekokios, ne? Kokiose parduotuvėse labiausiai mėgsti apsipirkinėti? Maksimoj. Ir kokius drabužius dažniausiai perki, o gal pats siuviesi? Pagal užsakymą kartais, bet prie progai tik tai, bet šiaip Maksima pagrinde. Na, o ką šią savaitę mums parašė Laurynas? 996, Sveiki, su jumis ir vėl sportsmenas Laurynas ir mes jums šiandien parodysime kašių, tritaškius, metimus, baudas, Šią savaitę padarėme šiokį tokį žaidimą, kurio prizas buvo saldus, o užduotis varginanti. Gerai, susitarimas toks, jeigu sako teisingai gaunat čiulpinuką, jeigu nedarot visi po 5 atsispaudimus. Davai? Ir žinot tokį krepšininką Karnišovą? Taip, jo. Jis yra pagarsėjęs, kai daugiausiai taškų įmetęs įstojo Lietuvos rinktiniai. Kiek yra taškų? 36. Ant žemės vyrai. Ir filmuosi? Taip. 5. Imkit visi po paguodos prizą. Ir tas tai nedarė? Žinai tokį krepšininką Karnišovą? Taip. Žinai, kad jis yra pagarsėjęs Lietuvos istorijoje, kaip įmetęs daugiausiai taškų per varžybas? Ar žinai rezultatą, ta prasme, kiek jis įmetė? Žinau. Kiek? 3-5. Ačiū. Sveikas. Sveikas. Žinai tokį Karnišovą krepšininką? Taip. Jis yra pagarsėjęs, kaip daugiausiai metęs taškų per Lietuvos rinktiniai. Kiek tai yra taškų? 45. Ant žemės. 5. Labas, Mantai. Labas vakaras. Labas, Jovita. Labas. Žinau tokį krepšininką Karnišovą? Ne. Ne. Jis žaidė Lietuvos rinktiniai, labai matosi, kad domitės, bet žodžiu, klausimas toks. Jeigu teisingai gaunat čiulpinuką, jeigu neguli ant žemės ir darai 5 atsispaudimus. Tinka? Tinka. Tas krepšininkas yra pagarsėjęs Lietuvoje istorijoje, kaip įmetęs daugiausiai taškų krepšininkas per varžybas. Kiek tai yra taškų? Per visas varžybas? 42. Atleisk. 5. Man patinka juos išnaudoti. Imk paguodos prizas. Trečiadienį vyko Lietuvos-Italijos varžybos, kuriuose Lietuva laimėjo ir pateko į pusfinalį, kurioje susitinka su galingai atrodančia Serbijos komanda. Dabar patylink jau. Gerai, klausimas toks, ar žiūrėjot varžybas prieš Italiją? Kaip manot, gerai sekėsi Lietuvai? Jo, gerai, sekėsi. Šiauriai gerai. Pergyvenot per pratęsimą? Jo, net į tualetą nejau. Net užmėgau. Sisiot nejau, net. Rimtai, net nejau sisiot. O kaip galvojat, kaip seksis toliau, kaip bus su serbais? Sunkiau, bet laimėt gali, aišku. Sveiki, galim pasikalbėti truputį? Guys, galima, prašom. Ar žiūrėjot varžybas Lietuvos Italijos? Žiūrėjom. Baisu buvo? Nebaisu, patiko, laimėjom. O buvot užtikrinti, kad laimėsim? Pagal visas žvaigždės ir mėnulio fazes turėjom laimėti. O kaip pratęsimas patiko? Pratęsimo patiko, labai patiko. Pabaiga. 10 taškų skirtumas, labai gražu. Kaip žiūrėjot varžybas? Draugais? Atsigulęs, miegodamas. O kaip manot, kaip seksis Lietuvai prie serbus? Manau, bronza bus. Bronza bus? Serbus atguldom, laimim. Tada išeina man ispanų įtariu. Tai palaukit. Ispanai laimės prieš prancūzus, o mes prie serbus. O mūsų sudėtis stipresnė ar serbų? Serbai mažesni, mes aukštesni. Bet serbai turi gerą žaidėją. O mūsų dar geresnis Lekavičius, geriausias iš visų. Kalnietis geriau? Ne. Iki mokytojų. Į sveikatą. Ar žiūrėjot Italija Lietuva varžybas? Taip. Ar pergyvenot dėl Lietuvos? Taip. Ar
Ką dar jūs čia paklausot? Labai trumpai atsakinėjat. Ne, ar rimtai, ar bijojot, kad pralaimėsim? Aišku, kad taip. Kaip pratęsimas? Geras. Turėjau taip visą laiką žaisti. Visą laiką? O pradžia buvo sunki, ar pradžioj buvo lengviau, o paskiau sunkiau? Pradžia buvo gera, paskui buvo sunkiau. O kaip manot, kaip bus su serbais? Panašiai. Laimėsim? Panašiai. Laimėsim? Nu, bet turėtum laimėti. Kieno sudėtis stipresnis, serbų ar mūsų? Aišku, mūsų. Kieno įžaidėjas geresnis? O čia su įžaidėju jų geresnis. Kaip žiūrėsit varžybas? Kaip visada. Su draugais? Ne, vienas. Vienas. Nes trukdo, kiti draugai trukdo žiūrėti. Jūs knygą skaitysit? Ne, knygos neskaitysim. Gersit proteino kokteilį? Ne, krepšinį žiūrėsim. O prie krepšinio ką nors? Gal. Teisingai, norėčiau palinkėti mūsų vyram pergalės ir tegul sėkmė jų neapleidžia. Su jumis buvo sportsmenas Laurynas. Ačiū, Laurynai. Na ir su jumis buvo Žiburio žinios. Ar gerai? Gerai!